Jau sveiki visi amigos ir šiandien mes keisime mūsų pick-upą. Kas dar nematė, išėjo nauja dalis ant pick-upo. Dabar galima užsidengti visą šitą galą ir atrodo jisai visai tikrai neblogai. Tad mes išimsime šitus medinukus, pakeisime spalvą. O prieš šokant amigos nepamirštam spausti laiką, subscribe ir tada nieko nelaukia. Šaunam prie video. Tai visų pirma, ką mums reikia padaryti, tai nuvažiuoti ir pasimti tą dalį. Bet čia nėra taip paprasta, kad nuvažiuoti tarkim į parduotuvę ir ją pasimti. Ta dalis yra paslaptoje saloje. Taip, per mum bazu atsirado slapta sala, kurią mes bandysime susirasti ir nuvykti. Ir iki jos reikės varyti su valtimi. Aš nežinau, kiek tai užtruks laiko, bet aš manau, reikia susirinkti keletą dalykų iš maisto pusės. Kas būtų gerai mums bazu, jeigu įdėtų kokią kuprinę, nes dabar man reikia po vieną daiktą taip nešiotis, tai biški nervuojantis dalykas. Aš tiksliai nežinau, kur sala yra. Aš maždaug kiek mačiau nuotraukas, iki kur reikia važiuoti. Tad bandysime kažkaip nusigauti. Kuriame savo monstrą. Oi. Aišku, kad dabar dar rūkas čia yra, tai nelabai gerai, bet tai kažkaip. Palauk, man atrodo, ar čia reikia kažkur važiuoti? Kur reikia? Palauk. Man atrodo, kažkaip, kai prasiskiria salos, va, iš dešinės ta sala ir po kairę sala. Ir kažkur per vidurį turėtų būti. Palauk, ant mepo. Aš jeigu mepą pasižiūrėčiau, ten nieko nėra. Aš nežinau, ar man reikia gal pasididinti mano matomumą, nors man ir taip jisai ganėtinai didelis. Aš jau, man atrodo, pasiklydau. Dabar tas momentas, kur aš tiesiog jau nebežinau, į kurią pusę aš lėkiu. Ir man jau bloga darosi. Aš nežinau, ar aš lik namų lėkiu, kur aš lėkiu. Kai aš pažiūrėjau, ką žmonės rašo. Ir jie sako, kad kažkur turi būti nuo fermos į dešinę. Va šitų keliu atgal. Aš turėčiau pamatyti fermas. Va čia yra tos fermos. Ir kažkaip nuo fermų man reikia bandyti į dešinę sukti. Wow, matau kažką. Matosi, toksai šviečia tas škiukas. Wow, kas čia? Ar čia ta sala, bet jinai kažkaip per didelė jinai atrodo. Kaip aš vėl grįžau prie savo salos? Ašgi sukau į dešinę. Ir kas yra, aš pasidaręs matomumą ant pačio aukščiausio. Ir, aš nieko nematau. Rodo, kad saulė biški išlindus, tai... Gerai, dabar biškai geriau matau. Tai čia yra kur dileris. Aišku, šiek tiek kai privažinėsiu ratais, man kuro nebeliks. Fermos čia, aš jas net dabar net iš čia aš jas matau. Ir link dešinės man reikia važiuoti link salos. Kas ten? O! Matosi? Pabiškai, jeigu taip žiūrint iš šono, matosi kažkas. Ar čia ta sala? Tiesiog reikia tiesiai važiuoti nuo fermos. O ne į dešinę, kaip rodė. Nice. GG. Gerai, galbūt aš pats nelabai gerų momentų išvažiavau, kai apsiniaukė yra. Bet labai irgi įdomiai, tipo, tokia atskiroji sala, kuriai pastatė kelis namukus ir čia, tipo, kažkoks kaimukas gaunasi. Netgi savo valtį turi. Kas čia per amigos, tokie susėję, pasipuošę, viską, gal yra kokių žmonių čia, ne? Aš jau matau savo detalę, o palauk, kas dar prie jos. Nesakyk, man reikės kažką privežti. Jeigu man reikės kažką privežti, kad aš atsirakinčiau, aš tiesiog ištrinu šitą žaidimą. Kas čia? Sirupo statinė? Palauk, tu gali čia sirupą vežti, kad jį parduoti, kodėl tu... Tipo, ar kainos skiriasi, ar kas? Kodėl aš turėčiau varyti su valdymi tiek kelio, kad tau sirupą čia parduoti? Camper shellas. Pick-upo. Opa. Pick-upas dabar tikrai atrodys tough. Spalva bus pakeistas visas dizainas, o jezau, kaip tik čia perfekt gaunasi. Lekim greičiau namo, nes jau laikas, jau tamsu, jau darosi, aš nežinau, bijau aš čia būti. Matai, pasivogiai savo pick-upo dalis ir savo lėkiu. Ką aš žinau, visai chill sakyčiau. Aš dar vis tiek turėsiu kurią dieną išplaukti su šitą valtimi į tokią didžiausią žvejybą padaryti. Labai man įdomu, ar kur yra va tos skylės, ar aš galėčiau pripildyti pilną tų meškerių. Jeigu įmanoma, tada reikės išlėkti, prisirinkti pilną žuvies ir bandyti parduoti ir pažiūrėti, kiek užsidirbsime. Kaip tik ant vakaro spėjau ir sugrįžti. Tokia gavusi vienos dienos misija. Aišku, iš karto man į lovą reikia šauti, nes aš to čia pastipsiu. Tad kitą rytą iš anksto sėdau į savo pick-upą ir važiavau iki miesto nusipirkti visas detalės, kurių man prireiks. Ir nusprendžiau, kad noriu dar pasikeisti ir ratlankius. Tik tais tiksliai nežinau, kokius imti. Šitie iš naujesnių biškai, manau, būtų per daug tokie fancy tokiam pick-upui, kurį bandau padaryti. Šitų palaikyti raudono aš jau nebenoriu. Tad nusprendžiau pasiimti va tokius netgi senesnius, kurie turėtų visai gerai atrodyti. Pasėmiau visus 4 ratlankius ir pasėmiau off-roadinės padangas. Visas
užsidėjau, užsipučiau oro, tada nusprendžiau dar paimti Rastafkės 160 mm. Aišku, tuo momentu aš galvojau, man čia bus netgi per daug, bet pasirodo pas mane ir dabar jau tokio stovi, tik tai šito nežinau dar kaip pirkau. Tad norėjau dar pasimti naują lingę, tai buvo, kad labiau pasikelti pick-upą ir aš nežinau, ar imti tiesiog kažką tokio crazy kaip 12 colių, kas būtų atrodė žiauriai, tikrai žiauriai atrodė, nes pas mane dabar yra pick-up'e 4 colių, tai nuo 4 colių iki 12 būtų labai didelis skirtumas, bet nusprendžiau paimti paprastas sunkias svorės kažkokias ir tada nuėjau užsimti su dažais. Ir šitas momentas buvo sunkiausias, nes aš niekaip negalėjau atrasti savo norimos spalvos. Ir jei ką čia, kurią dabar matote spalvą, aš ją netgi vėliau pakeičiau, nes jinai antiek man nepatiko, bet, pamatysite toliau, kaip jinai atrodys ant pick-upo paskiau. Ir netgi nuėjau pasižiūrėti naujus bumperius ant pick-upo. Pas mane va toksai dabar stovi, norėjosi kažką pasikeisti ir pažiūrėjęs į variantus, aš nusprendžiau pabandyti šitą su lempomis. Kiek suprantu, lempos taipogi turėtų pagerinti vaizdą naktį ir susirinkęs visus šitus daiktus, teko tik tai susikrauti į pick-upą ir važiuoti daryti buildą. Ir užsikėlęs pick-upą, aišku, viską pradėjau nuo padangų, nusėmiau visus ratus, uždėjau naujus. Taip va atrodė prieš tai su šitais ratlankiais, taip dabar atrodo su naujais. Mano nuomonė, finalinis įvaizdis tikrai bus geresnis su šitais ratlankiais. Tuo metu ir išsiaiškinau, kad pas mane irgi jau buvo 160 mm Rastafkės. Ir aš galvau, kad lingės, kurias aš nupirkau, tos sunkias svorės bus netgi mažesnės negu šitos. Pasirodo, netgi jas beros ir padidino man. Dabar mašina atrodo aukštesnė. Labai įdomu pasižiūrėti, ar keisis jausmas, nes čia toksai biškiai kažkoks skirtingas nuo visų kitų. Čia jis yra ne pagal colius žiūrimas, o kad jisai sunkias svoris. Tada atsukau visas savo senas lingės, kurios buvo 4 colių. Tada atgal sudėjau ratus ir su naujais ratlankiais va atrodo pick-upas. Tada jau nuėjau užsiimti su galu. Tai momentas, kurios labiausiai laukiau. Man labai įdomu pažiūrėti, kaip atrodys ta nauja dalis. Tad nuėmiau šitą jau medinuką. Jau jam tikrai buvo laikas išeiti tam medinukui. Ir taip užsidėjau šitą bagažinę, kas tiesiog atrodo dabar jisai grynas yra toksai amerikietiškas senasis pick-upas. Ir tai dar nėra net spalva pakeista, o spalva labai daug ką paskiau duos vėliau. Ir viską sudėjęs, viską prisukęs, liko man tik tais jie perdažyti. Ir tai yra momentas, kuris man užtruko ilgiausiai ir labiausiai nervuojantis, nes aš niekaip net gavau spalvos, kurios aš noriu. Pirmutinė, kurią aš užspalvinau, jinai, kaip pasakius, ne kažką atrodė, jinai tokia žalia, bet jinai tokia vėmalo žalia. Dar yra blizgisys uždėtas, tad atrodė jinai tikrai nelabai gerai. Tada dar prisiminiau, kad reikia pakeisti bumperį, pakeičiau bumperį, greitai dar pakeičiau vairą, įdėjau seną ir tada važiavau aiškintis su spalva. Važiavau pas Rodžerį, bandyti atgauti kitą spalvą, nes šita tikrai negali pasilikti. Išvažiuojant taip pat atrodo, netgi šone dar raudonas spalva biški yra. Tai vieną pabandžiau spalvą, pabandžiau dar kitą spalvą ir maždaug galiausiai kažką maždaug atradau. Aišku, tai nėra dar spalva, kurią aš noriu palaikyti, bet atradau bent biški geresnę spalvą negu buvo. Bet kas, manau, labiausiai pakeitė, tai šonuose aš padariau juodą spalvą. Ką, amigos, taip atrodo pick-upas. Aplamai iš išvaizdos man labai patinka. Man labai patinka šitą bagažinę, kurią įdėjo. Dabar tikrai pick-upas atrodo kitaip. Aišku, aš dar bandysiu biški pažaisti su dažais, atrasti geresnę spalvą, bet pick-upas maždaug taip atrodo. Parašykite, amigos, į komentarus, ar jau irgi radote šitą bagažinę. Bei jeigu jūs norite pasidalinti savo nuotrauką per Mombazu ten ar pick-upo, ar Mombazu kokį jūs buildą pasidarę, nepamirškite užsukti į Discordą, kuris yra aprašyme. Galite įmesti savo nuotrauką, kiti žmonės tai įvertins. O ką, amigos, tiek šitam vidosui, nepamirškite apspausti laiką, subscribe ir tada kaip visada susitiksime naujose vidose.